Opa, o kas čia dabar? Taip, strėlių turiu mažoką. Bet jaučiu, teks su jais išsiaiškinti kažkokiu tai būdu. Kaip jie čia vėl užsispaunino, nesuprantu. Lova tai padėta. Bet to kitų zombių nėra, tik šitie. Nieko nesuprantu. Bet reikia pasidaryti strėlių. Dar turiu iš ko daryti geležinių 25. Turėtų užtekti. Pasiimam strėlės ir einam jos pribaigti. Nu kur lokiai? Ei, mangi nepasivaideno. Jūs juk matėte tą patį, ką aš, ar kaip? Nieko nesuprantu. Čia tas mannekenas, kurį pastačiau. Tai pradeda vaidentis, ar kaip? Nesuprantu nieko. Mistika. Nu, nėra, tai nėra, ką dabar darysi. Važiuoju geriau lentų paieškoti. Pasigaminti tos avilius pagaliau. Zombio lyg ir nematyt. O be to aš su mašina turės būti pakankamai saugu. Jeigu kažkas ir užpuls, tai šoku tiesiog į mašiną ir į kojas. Kažką girdžiu. Jo, visa krūva. Nu ir į kojas reiškia. Gaila, kad atbulo su jie nelabai pavažiuosi, vos juda. Taip, atrodo atsiliko. Tai nededam į kelnes ir pamedžiojam. Vienas iš būdų medžiot. Tiesiog pervažiuoja ir pribaigi. Tiesa, zombių nelabai kas nuo tos mašinos pasidarė, bet nuo kojų numušė ir to užteko. Mazila. Nu, kodėl aš čia taip nepataikau? Tiek to, patikimesnis būdas. Kur tu čia? Šitas biškiai atsparesnis už tą merginą. Strėlių nebėra. Kitų zombių irgi kažkaip nebesimato. Kur jie ten buvo? Buvo daugiau, tikrai. Kur iš čia tapnoja? Va, atbėga. Dar viena panelė. Aha. Ką tau stulpas užkliuvo? Ką, pribaigėm šitą ir imam dar sekančią. Manau, kad susirinksim tas mašinas irgi pravers. Tuščia. Mums metalo reikia ir viso kito jau reikia. Tai kodėlgi nepasirinkus? Zombiai kažkur tai nugaravo, nesuprantu kaip. Bėgo ir nubėgo. Paprastai mašinos ardymai jie subėga, bet šis iki kažkur tuščia. O, išgirdau vilką. Kur jis čia dabar? Va, jisai. Šitas irgi gali iš pasalų užpulti. Tai geriau neduoti jam tokios galimybės. Antro nesimato. Bet vakar jo irgi nesimatė. Visai netyčia su mašina užvažiavau. Net nežinau, verčia čia dar toliau rankiot kažką. Na, jeigu kas visada galim pabėgti.
Ir aš dar nepririnkau lentų, kiek reikia, kad pasigaminti avilį. Todėl misija dar nebaigta. O dar vienas čia makaluojasi. Neįlįsk prie mašinos. Nu, ateik čia. Ateik. Šitas lengvas. Susirinkam kėdutės, aišku. Šitą taip paimu vien tam, kad jis nečirškėtų. Labai daug triukšmo kelia. Čia plastikas, pravers. Gėlytės galima rinkti, bet ką čia dar nuveikus. Ardyti visas mašinas kažkaip biškį tingiu. Ir man reikia lentų. Medžių prikirst ar ką. Ką čia gero rasim? Nemažai gėrio. Nu ką, dairomės toliau. Kol manęs nieks rimtesnis neužpuolė, galima ramiai važinėtis. Nu tą šliaužiantį tai reikia pašalinti dėl visako. Čia viskas nurinkta jau anksčiau. Kažkada. Plastiką imam, gumą, viskas praverčia. O, neblogas receptukas. Gal perskaityti verta, kad pirkti daiktus pigiau. Reiks bandyti pasigaminti. Tik ten, man rodos, reikia dar moliūgų užsiauginti tam reikalui. Dar viena lenta. Na, bet po vieną lentą tai ilgai ir rinksiu. Labai ilgai. Ypač kai vienai tokia lentai gauti kokių 5 smūgių reikia. Nieko gero. Žodžiu, smulkmė. Važiuojam toliau. Na, dar tą medį reikėtų nukirsti, kad parvažiuot būtų galima. Nu, čia dar kiaušinių yra. Gerai. Biškį prasivalysim apylinkės. Nes medžiai tai labai maišosi. Užstoja vaizdą. Paskui zombiai pasėlint gali. Čia neblogas pastatukas, jame irgi būtų galima įsikurti iš principo. Bet anas mano patogesnis vis vien. O šitą zombį galima nukneckinti. Neįtin pavojingas. A, jos dviese. Nieko, čia sutvarkysim. Na, šitą pasiutus. Ir man ištirmė baigėsi. Na, bet nieko. Taip, naktį, aišku, į pastatą geriau nelysti. Bet mašinas paradyti galima. Nu ir dar viena. Pakilo rūkas, pasikeitė matomumas, bet jisai kartais net padeda. Kaip pavyzdžiui šiuo atveju. Juodas vilkas rūke matosi geriau negu tamsoj. Įdomu, čia tas pats staugia ar kitas? Nu, nekrutiek. Ai, tik toj.
Jau greitai rytas, galima nieko nebebijoti. Iš vis reikia važiuoti namo, manau. Bet va čia dar lentutę pasiimsiu, bent vieną bus, manau. Tai viena. Tiek to. Kur nors vis vien reidindamas baldus išardysiu, lentų turėsiu šačiai. Nu, kas tie zombiai? Nepasiutę? Ne. Aš to pasiutus. Nieko, susidorosim. Nu ir 2 taškai patirties. Į ką čia juos įdėjus dabar? Manau, kad reikėtų pradėti užraktus rakinti. Jo. Bet į seifų radau krūvą, saldainių neprisipirksi. Ir manau, kad galima jau apsilankyti čia. Šunis įveiksiu. Blemba prabudo. Nieko, susidorosim. Ištvermės pritrūko truputį. Nu, nieko baisaus nepadarė man. Neužkrėtė, nebaisiais nesužeidė. Viskas normai. O čia kaip iš pradžių pradedi su jėgos smūgiu, o paskui su paprastu, tai nesimato to progreso indikatoriaus normaliai. Senas bagas. Šitos irgi susirenku. Bet su kirviu greičiau. Pagauni praktiškai tą patį. O kuo mane krepšys pradžiugins? Vandenėlio. Ir dėl to reikėjo su 2 šunim kautis. Neadekvatu. Na va, išsikroviau viską, ką parsinešiau, pasiimu dar kas pardavimui ir varau pas traderį. Paimsiu 3 lygio užduotį ir pratęsim nuo tenai. Na tai pradedam užduotį. Šitą visą POI aš žinau puikiai. Prabėgsim greitai. Susirinksim dar čia gyrybių visokio aplinkui, kurias aš jau anksčiau pasiėmiau. Keptuvė, svoris, balastas. Visiškai nenaudingas daiktas. Ir malkas pasiimam, kodėl ne. Dabar su šito kirviu pats vienas malonumas jos imti. Aišku, visada būna dar geriau. O šitas sugedęs. Iškerdom. Plienas nepamaišys. Jau prisistatė kažkokie zombiai netoliese. Bet kol kas jie man nemaišo. Kas čia darosi, ko taip? Vėl gavau į kaulus biškį. Artėja. Dar rūgšties, labai gerai. O, headshot. Kiek daug spintelių. Ir visokio chlamo juose pilna. Gulėk ramiai. Tu irgi nesikelk.
Nieko. Ir vėl ten mėsą pašvinkus. Na, gal reikės pasidaryti dar daugiau fermos pasėlių. Gerai, čia bus pora paukščiukų, visada jų būna. O, taip. Vienas yra. O, nepataikiau normaliai. A, nieko. Kauliukus, plunksnas, viską susirenkam. Nors realiai tai būtų galima ir nerinkti, bet tas plunksnas paskui aš parduodu. Iš kauliukų klijus verdu. O, verta susirinkti. Kas čia gero? Nieko. Ir dabar žemyn per šitą skylę. Ir lempą pasiimsim, kad nešviestų čia. Ir šiukšlių paskui save nepaliekam. Bet gana nykiai. Grobis labai jau minimalus. Visai nieko gero. Lentučių. Dar lentučių. Ir gumos. Molio kol kas nerinksiu. Taip. Nu, šitas tai maišusi. Reikia pašalinti. Bandysiu pateliukais nušauti. Jeigu praeičiau dešiniau to kupsto, tai jie garantuotai prabustų. O taip yra šansas. Ir net labai geras šansas. Su šito nepavyko. Ana strėlę užspaudė. Čia iš principo galima dviejopai žiūrėti. Tai, kad galima apieškoti šitas dėžes iš vienos dalies gerai, daugiau grobio, iš kitos dalies blogai. Ypač stambiuose pastatuose, kai tų dėžių yra krūvos, ten kol praeisi, kol visas apžiūrėsi, tai jie tau baisu tiesiog. Bet juk vis dėlto logiška, kad jeigu yra dėžės, juose turi būti kažkas padėta. Nu, tie klijai, taip vadinami adhesive, irgi geras dalykas, ateityje pravers. Kol kas tai, aišku, nelabai panaudosi. Strėlytės. Vėl tuščia dėžė. Ir kojos matau. Dabar matau ir galvą. Gerai. Sekantis mane iškart išgirdo. Užtenka iš tą plyšį užeit. Kitas dar ne. Jau. Ir ten viršui kažkas vaikšto. O ir pamatė mane. Na, bet kol jisai įsilauž, tai čia praeis laiko. Taip, strėlę, nedavė. Ai, pasiėmėm. Gerai. Einam toliau. Tenai bus storulis. Visada būna už stalo slepiasi. Kavutė. Dar susirenkam viską, ką galima susirinkti. Ir jisai viską prabunda. Stalą nunešė vienu smūgiu. O pas mane ištvermė jau baigėsi.
Nu, susirenkam viską. Spintelę galima tiesiog išardyti, kad nereiktų lokpikų gadinti. Oda, mechaninės dalys, plastikas. Viskas pravers. O šitą su raktu paprasčiausiai vardom ir pasiimsim kas viduje. Knygutė, gerai. Šitą irgi pašalinam iš kelio. Šitą 2 kartus išardom, 2 kartus gaunam metalo. Plius dar pinigus iš vidaus. Bet beje, ardant kartais dar kokią monetą iškrapštai. Šitas irgi duoda elektroninės dalis, kurias paskui galima parduoti sėkmingai ir už visai nemažus pinigus. Po truputį, bet pinigai kaupiasi. O tas durnelis laukia per sieną laužėsi, jis ilgai krapštysis. Gali net pamiršti apie mano egzistavimą iš principo. Kokių drabužių duosi? Šortai. O ten jau geresni. Ir čia neblogų yra, paskui apsižiūrėsim. Taip, kada čia mane išgirs? Jie turi mane išgirst, visą krūvą zombių. Dar neišgirdo. Va ir išgirdo. Ir visi link manęs iškart bėga. Čia reikės manevruoti, nes ištvermės neužteks. Bet jeigu taip seksis, tai gal ir nieko. Visai ramiai. Nu, lip lauk. Užlindo jis ten vajas. Ateik arčiau. Vienu smūgiu. Nusekasi šiandien, ne tik į vakarą. Aha. Visokio chlamo. Gerai. Kažkas palapiniai dar turi būti. O tenai nebiologo skrepo yra, kuris vėliau bus labai vertingas. Kai iki superior repair kitų prieisim. Ko čia turim? Atrodo, lentyna tuščia, bet va, yra kažko. Vinių. Shotgunas. Gal ir neblogai bus. O šitose dėžėse garantuotai bus kokių nors knygų, kurias bus galima į taškus paversti. Pačios geriausios dėžės to požiūriu. Robotic weapons daugiau pažeidžiamumas. Šitą irgi neskaitysiu. O va tą robotic weapons more damage, tai gal ir verta perskaityti bus. Pagalvosiu dar. Čia kokių nors šiaip knygų, receptas sėklų. Ja, kiek jau ten išminties reikia bulvės sėklam pasigaminti. Perpjovei bulvę ir viskas. Gerai. Dar viena su potencialiai taškų kiekiu nemažu. Šitas schematikas yra įdomus, bet aš nelabai naudoju blade trapus, nes jie greitai lūžta, paskui juos remontuoti brangu. Jie visos nakties ordos neištėria paprastai. Dėl to aš jų nenaudoju. Ir gamintis neapsimoka, nes reikalauja plieno ir dar daug visko. Nu, šitą mes galim dabar jau atrakinti, vien dėl to, kad aš įdėjau tašką į lockpickingą. Įdomu, kas bus pirmas. Aš atrakinsiu ir tas zombis įsilauš. Aš atrakinsiu. Sėkmingai. Dar taškų truputį.
Ir šarvai galbūt geresni už mano. O ko čia turim? Nieko. Kaip dažniausiai ir būna šitose dėžėse. Kartais atrodo, kad galbūt net neverta jų ieškoti iš vis naršyti. Bet niekada nežinai. Visagalis random. Dar lentučių. Manau, kad šiandien jau galėsiu pasigaminti avilį. Ir netgi chemijos laboratoriją. O ir viskas su šituo. Grįžti pas traderį ir priduoti užduotį. What's your story? Surprise, surprise. I suppose you want something in return now. Tabletės paprasčiausiai daugiau kainuoja. O mečečių aš vis vien nenaudoju. Ką čia dabar paimti? Tiks. Aš tave palikau vartus atdarus, čia zombiai atbėga. Nu ką, reikia su jais išsiaiškinti tada. Ir taip laukiam pirmojo kiaušinių derliaus, jau galima taip pavadinti. 4 kiaušiniai, visai neblogai. Užtaisom iš naujo ir dabar medus dar pusę minutės laukti. Ir galim pagaminti, negalim, kodėl? Nepašarintas krepšys su mėsa. Gerai. Gaminam 3 kiaušinėles. Įdedam minutę laiko kūro. Ir turėsim ką paėst, kaip sakoma. Medaus irgi nelabai didelis kiekis būna, bet ilgainiui prisikaups. Penki. Viso labo. Nors tai dar irgi visai nemažai, lyginant su kitais kartais. Taigi, galim judėti vykdyti užduoties. Atrodytų vėlus metas, bet aš manau, kad aš ant greit apsisuksiu. Nors reikia išvalyti visus zombius, bet tai gal netgi paprasčiau negu kitą kartą ieškoti to krovinio. Pasitikimo komisija. Ačiū už garbę. Taip, dar prieš aktyvuojant užduotį reikia greitutėliai pasiimti geriausią grobį, kuris yra tiesiai po šitomis plytomis. Viso labo reikia įsikasti. Su šito kastuvu aišku lietokai kasamasi, bet manau, kad spėsim. Va ir grobis ten apačioj. Svarbiausia paskui sugebėti išlysti. Ir nepažadinti zombių esančių už sienelės. Šita dėžutė nieko naudingo bus, bet ten toliau matau Crack a Book. Ir ten jau gali būti kažkas tikrai gero. Dėžučių neimu, nes jos atsinaujins. Vėliau pašalinsiu. Panašu, kad viršuje jau kažkas vaikšto. Porą knygų taškams. Jo Diamond Tip modas. Kol kas net neturėčiau iš ko jį gaminti. Ir be abejo užrakintą dėžę reikia atsidaryti. Pataikiau greitai. Ir ką mes turim?
Nieko ypatingo. Dabar reikia tik tai išlipti kažkaip tai. Teks turbūt kasti papildomai. Dar per mažai. Nu, atsidaryk. Dabar jau turiu išlipti. O, teisingai. Nu, dar pasimam cementą. Pravers. Sukasiu aš jį, kai jau turėsiu geresnį kastuvą. Aktyvuojam užduotį ir pirmin per naują. Cementą iškart galima pasimti. Bet grobį pasimsim viską praėję. Kaip greit prabudo, bet tik viena. Kolega ramiai miega toliau. Tai tegu miega. Negi man gaila. Ką mes čia gero turim? Krepšiukas. Su skrybelė. Skrybelių mes nenešiojam, šalmas reikalingas. Čia dar kažkas. Šiukšlių biškį. Einam toliau. Čia dar nieko nebus blogo. O čia jau bus. Jeigu pasiseks, pateliukais iššaudysiu. Vienas yra. Kur kiti? Pašalinam rakandus iš kelio. Baldus ar bet to man reikia, nes iš jų gaunu lentas. Va, antras guli. Sėdi tiksliau. Ir dar mergina viena. Manau, kad čia jau visi. Kaip aš nepataikiau. Kad aš jos neužmušiau dar. Šitas neturi stilės, čia yra. Susirinkam viską. Nu, tas jau zombių kvėpavimo garsas. Nes aišku, iš tų durelių bus. Atsiprašau, jinai. Ir dar viena. Paprastai čia po vieną būna. Nu, bet nesmė. Vienas, du, nedidelis skirtumas. Šitos dėžės, kaip visada, praktiškai nenaudingos. Ir iš vis tuščia. Nu, knygų, duokit knygų. O, visai normaliai. O tą galbūt net reikėjo išmokti kažkaip, tai automatiškai aš jį nuskrepinau. Ką daryti? Nieko, susirasime tų modų, dar turėsim sočiai. Aš žinau, kad šitam kambarį nieko nėra, niekad nebūna. Kažkodėl jisai užrakintas. Kito įėjimo tai nėra. Taip, viskas čia. Leidžiamės dar žemyn. Kur zombis? Avaisai. Kol žemyn nenusileis, nepamatysi. Čia jis irgi vienas tik tai. Ten kampe kažkas gero bus. Nieko labai ypatingo. Seneliai. Amunicija. Gerai, sueis. Oho, ir naktis prasidėjo. Dabar reikės stengtis kuo tyliau, nes gali blogai baigtis. Šitam name dar bus ką veikti. Pavyzdžiui, šitam kambarį. Dabar jau strėlių negailėsim.
kad tik tai ramiai praeiti. Kol kas ramiai. Tada strėlę, dar vieną. Nieko labai ypatingo, bet sueis. Iš vis nieko gero. Strėlės neduoda. Užspaudė. Va čia bus pora zombių. Ganėtinai nepatogu bus su jais. Gal pavyks prasėlinti kažkaip. Kol kas miega. O tai bandom vėl su strėlėmis. Šitą paimsim. O iš priešingos pusės gal ir pasiseks. Pasisekė. Laukia kažkas tasosi. Gerai būtų neatkreipti jų dėmesio. Strėlė yra, pas jį nėra. O dabar stengiamės patyliukais, kad neprisišauktų. O, geri batukai. Šitie batukai padidina bėgimo greitį. Todėl aš linkęs juos nešioti vietoj tų šarvų batų medžiaginių. Apsiaunam. Gali praversti, jeigu reikės bėgti nuo zombių. Išsiimam dažus, nors aš juos nelabai naudoju kažkaip. Paprastai būna daugiau reikia negu šitam žaidime. Gerai, nesmė. Šitai virtuvėj turėtų būti tuščia. Susirenkam geležinės kėdės, aišku. Geležis visada reikalinga. Kavutės. Vienas zombis mane atrodo išgirdo, bet tenai greičiausiai buvo tas šliaužikas. Kiti atrodo dar negirdi. Nu, gero maisto gavom. Jau kas pasigydyti jo galima truputį. Nu ką, laikas leisti žemyn. Vėlgi patyliukais. Gal pavyks prisėlinti. Šliaužikas manęs nejaudina, jis manęs nesivys. Va, ten stovi vienas. Pribaigėm. Iškiš galvą. O taip, labai gerai. Dabar praeinam pro šitas šiukšlas, kad nekelt triukšmo. Ir turėtų būti dar vienas kažkur. Va, jisai. Išgirdo mane. Čia turbūt iš išorės. Nu, kol jisai įsilauš, aš čia kaip nors pasislėpsiu. Galima kol kas ramiai apsidairyti. Baldus susirenkam, aišku. Strėlių neduoda. Vėl pašvinkus mėsa. O, krepšiukas. Su tvarščiais gali praversti maža ką. Truputį maistelio, dar šiukšlių. Nu, ne kažkas. Gerai, bandom praeiti toliau patyliukais. Čia dar neturėtų būti zombių šitam kambarį, bet va sekančiam jau gali būti. Ne, ten irgi nebus greičiausiai. Čia virš lubų yra pora daiktų. O ten laukia zombiai liktai manęs pernelyg nepalenguoja. Švarkelis tas gana brangiai parduodamas. Ir čia viskas, einam toliau. Dabar čia.
Jau urzgė kažkur už sienos zombiai. Ir geltoni taškai atsirado, kurie rodo atstumą iki nepribaigtų zombių. Vat už tų, kaip čia, už durų ar durų angos, jau ten bus zombiai. Ir ne vienas toli gražu. Reikia kažką tai pastatyti praėjimą, kad jie negalėtų prie manęs pribėgti staigiai. Galima pastatyti šitą dėžutę, pavyzdžiui. Jos tvirtumo užteks trumpam sulaikyti. Kur čia jos buvo? Va, pilno dydžio, kad nepraleistų. O dabar sulanku. Vienas guli ten. Gatavas. Dar vienas stovi. O kitų panašu, kad man nepavyks pamatyti iš čia. Teks dėžutę nuimti. Tyliai, ramiai. Dar vieną. Pavainai. Dar ketvirtą. Ir viskas. Išnaikinom. Dabar svarbiausia neprisišaukti iš lauko kitų parazitų. Tai girdėjau ir vilkas kaukia. Gal dėžutę dar pasidėt. Bet jaučiu jie per aplinkų visieniais. Jeigu išgirs, tai rausis tiesiai žemyn per dirvožemį. Tai reikia stengtis neprisišaukti. Atrodo, neišgirdo. O dabar išgirdo. Ir pradės trankytis. Gerai, dėžutę dėl viso ko padedu. Maža ką. Ir šitos galima sukast. Molio vis dėlto reikės. Paskui beliks išsikasti lauk. Galbūt jie man dar tą kelią prakas. Nereikės pačiam kasti. Ir išsikasim lauk ir bėgsim tiesiai į mašiną. Kol kas jie ten laužiasi į uždarytas duris ar kažką panašaus. Nieko per daug pavojingo, turės daug jie ten pavargti, kol prieis iki manęs. Bet kai aš išlysiu prie pagrindinio grobio, va tada jau jiems bus arčiau. Gali sugalvoti prieiti per trumpesnį kelią. Nes kaip lėtai kasasi su tuo akmeniniu kastuvu. Laikas būtų geresnis taisyti. Kažkaip tai. Ten marlas jau ir stambesnių atsirado biški. Va, pradėjo daužytis į dirvožemį. Nu, pažiūrėsim, kas greitesnis bus. Jie puikiai žino, kur geriausia vieta prieiti. Daug visokių vaistų, pravers. Bet vaistų dėžės mane mažai iš tikrųjų domina. Nedaug man tų vaistų prireikia. Oi, kaip jie ten kalatojasi. Kokie 3 kaip minimum. Bet kol kas dar nepramušė. Nu, pabandom greit atsirakinti. Jau ten kažkas nubirėjo, bet dar ne ant galvos. O, pataikėm. Nu, bombikių biški. Taip, eisiu aš gal kitų kelių iš čia. Kastis jų pašonėje į lauką man visai nesinori.
Ne transliaciją, o paimti. Galime dar molį pasiimti. Jie manęs dar nepasiekė. Gal netgi pames mano pėdsakus. Kažkaip paprimo. Dabar jau jie čia kažkur viduj gali būti. Ai ne, už durų. Aišku. Kur kitas išėjimas? Tuo keliu, kaip atėjom įmanoma, manau, turėtų būti įmanoma. Pabandom per viršų. Čia rakinam čia. Aš neatsimenu, kaip ten praeit. Čia gal greičiau bus, negu ten vaikščiot per stogus. Bet kaip tyčia nesiseka pataikyt. Tai jau ten kažką griauna. Bet dar neatsidarė durų. Aha. Ai, čia ant stogo kaip tik išeisim. Ir bus galima nušokti žemyn ten, kur man patogiau. O tai būtų... Neatsimenu, kurią pusę, nesvarbu. Susikasim dar šitą, nes manau, kad jie manęs taip greit nepasieks. Bet duris dėl visako užsidarau. Dar į mano duris nesibeldžia, laiko yra. Bet jau kažkur griūna duris. Lempą parduosim. Dar čia ne šitos duris. Ir šitą nepalieku, kad paskui man neknitėtų, jos apieškau dar sykį. Taip, čia man nereikia, bet lempą pasiimsiu. Dabar į kurią čia pusę man eiti? Į šitą. Ant kamino nieko nėra, reiškia leidžiamės žemyn. Pro kažkur. Čia jau atrodo įsilaužė. Nesu įstikinęs. Jo, jau laksto. Nu, palaukiam. Ai, užstrigo už laiptų. Tai jos sveikatos praktiškai jau nėra. Tai galim, manau, drąsiai čia praeiti. O pro šitą galima prabėgti netgi, bet nebūtina. O dabar jau bėgam. Visą kitą bus galima vėliau čia apsižiūrėti. Dar pašto dėžutė liko. Bet užteks, varom namo. Užduotis vykdyta, tik tiek reikėjo. Na, o jei jums patinka mano vaizdo įrašai, kviečiu prenumeruoti kanalą. Tai padės man kurti daugiau tokio turinio. Ačiū už jūsų palaikymą ir dėmesį. Iki.